Labą dieną, Rūta. Smagu Jūs čia matyti šitą gražią dieną po liepom pasikalbėti. Šiandien pakalbėsim, norėsim, kad Jūs pasidalintumėt tema apie švarą mūsų aplinkoje. Ar tikrai visada tai, ką vadinam to švarumu ir švara, iš tikrųjų tai yra švara? Turbūt dažnu atveju iliuzija. Aš pastebiu, kad tas švaros siekis dažnai yra perteklinis, nes ypatingai turbūt, kai vaikus pradeda auginti šeimos, tai labai stengiasi viską sterilizuoti, ten kuo daugiau cheminės, būtinės chemijos naudoti, visokių valiklių, bet iš tiesų turbūt tai nėra, tiksliau tai jau ir moksliškai yra paneigta, kad ta perteklinė švara, tas sterilumas, kurios siekiame, paskui sugrįžta vaikų alergijomis, nes jeigu vaikas nebesusiduria su mikrobais, jos imuninė sistema nesitreniruoja ir atitinkamai paskui kyla tokių visokių alergijų. Dėl to netgi tyrimai, man atrodo, yra padaryti, kad kaimuose vaikai auga, alergijų dažnis yra žymiai mažesnis negu kad, reiškia, augančių mieste, arba tų, kurie su augintiniais auga, irgi alergijų dažnis mažesnis. Nes jie natūralesnėje aplinkoje, ar ne? Ir natūralesnėje, ir daugiau turi tų sandurio taškų, daugiau tų treniruočių imuninės sistemos, tai dėl to tai padeda. Tai dėl to nereiktų labai sterilizuotis. Kaip Jūsų pačios kelias apie tą švaros paieškas, kaip prasidėjo, ko Jūs ieškojot? Tai iš tiesų, kadangi tai buvo gana senai, maždaug, beveik jau, greitai bus, tai 20 metų, tai nelabai ko Lietuvoje buvo, aš turiu galvoje natūralių priemonių, natūralių kvepiančių priemonių. Tai eteriniai aliejai kaip tik ir yra tas geras pakaitalas, dėl to, kad tai yra ir kvepiančios priemonės, ir antibakteriniai, antimikrobinį poveikį turinčios priemonės, ir tai yra natūralios molekulės, tai yra gamtos molekulės, augalų, aromatinių vaistažolių ekstraktai. Tai juos galima drąsiai naudoti ir jais keisti tą visą tos sintetinius kvapus, sintetinės priemonės, nes jie labai universalūs yra. Tai ne tik tai, kad antimikrobiškai veikia, bet dar ir kvepia. Tai irgi, šaunam du zuikius vienu šūviu, ir kur dar čia jau turbūt reiktų atskiros iš viso dar temos apie tai, kaip aromaterapija veikia, kokiose srityse. Tai čia pradedant nuo antistresinio poveikio ir baigiant, nežinau, netgi ten kokios vėžio gydymų. O tai Jūsų tas pirminis buvo antistresinis? Taip, iš tiesų, pirmiausia, tai teko ieškoti kažko, kas tokios intuityvios tos paieškos buvo, kas galėtų nuraminti, kažkokio tokio ramaus kampelio, bet kadangi man tas kvapų poreikis visada buvo labai išreikštas, man patikdavo labai uostyti, aš kvepalus labai priekabiai rinkdavausi savo, būtent eterinių aliejų kvapai, tai man buvo kažkas vau, kai aš juos pradėjau uostyti ten vieną po kito, ir kai aš supratau, kad tai yra ne tik tai didžiulis grožis, bet dar ir pasirodo, kad tai ir iš tų augalų, kurie aplink tave. Tai tas irgi toks buvo malonus nustebimas, apvertęs iš visą pasaulį aukštinkojom, tą visą mano pasaulėžiūrą į tą aplinką. O Jūs minėjot, kad tais laikais buvo sudėtinga, ne taip paprasta rasti, ar ne, ir natūralių, ir ten eterinių aliejų. O kaip ir dabar Jums atrodo, kokia situacija? Taip, gausa tikrai yra begalinė, tikrai labai daug, turim visko ir kiekvieną dieną turbūt atsiranda vis naujų žinučių, naujų ženklų. Ir eterinio aliejaus buteliukus turbūt visur jau dabar gali pamatyti ir gėlių parduotuviai, ir prekybcentriai, ir statybinių medžiagų parduotuviai, žodžiu, visur. Tai viena vertus tai džiugina, jeigu ten jie yra, tai reiškia žmonėms reikia jų, bet yra iš tiesų didžiulė problema, kad viskas, kas ten yra, tai yra klastotės. Ir tai galiu pasakyti tvirtai, dėl to, kad drąsiai. Taip, dėl to, kad mes turim laboratoriją ir galim pasitikrinti, ir iš to smalsumo esam atlikę keletą tyrimų, levandų eterinių aliejų, arbatmedžio eterinių aliejų, ir 50% apytiksliai mūsų duomenimis yra suklastoti eteriniai aliejai. Ir čia yra irgi labai didžiulis ir negeras ženklas, dėl to, kad gali būti dabar toks paradoksinė situacija, kad žmonės, kurie panaudos tuos ir pigius eterinius aliejus, tos tiksliau skysčius buteliukuose, ten iš statybinių medžiagų parduotuvės arba iš prekybcentrio, tai dažniausiai jų laukia nusivylimas. Dėl to, kad ten labai kvapo kokybė prasta, kas sudėtyje yra, tai dar čia yra kita kalba, kad ten ne tik tai, kad sintetinės medžiagos, bet
dažnai, bent jau mūsų tyrimai rodo, kad ir endokrininė sistema ardančios medžiagos ten naudojamos skiedimui ir tam imitacijai. Tai žmonės grįž nusivylę, jie pagalvos, kad pala, levanda, neveikia manęs levanda, o kaip jinai gali veikti, jeigu ten ne levanda. Ir tada, va, žiūrėkit, ką mes turime, tai čia aromaterapija, tai čia kažkas apie ezoteriką, jūs ten kalbėkite, manęs neveikia. Tai neveikia, jeigu tu naudoji nežinia ką, bet jeigu tu panaudotum tikrą eterinį aliejų, tikrų levandų, tai tas poveikis būtų iškart pastebimas. Tai va, čia yra tokia ta gausos kitas lazdos galas. O kaip tada žmogui žinoti, kokį produktą jis naudoja? Gerą, natūralų, blogą? Nu, kaip tu žinosi? Tu nežinosi, jeigu tu neturi patirties. Ta prasme, pirmas pirkimas, jisai tikrai dažnai bus loterija. Pirmoji galbūt taisyklė yra, tai specializuotai parduotuviai turi. Jeigu ieškai eterinių aliejų, eini specializuotą parduotuvę. Ne? Jeigu tenais ieškai geros ūkininkų produkcijos, tu irgi eini į ūkininkų parduotuvę, į kažkokią tai arba perki pas tuos, kuriuos pažįsti ir žinai, ir jais pasitikė, tai čia galioja lygiai taip pat. Šita taisyklė, tai tokių dalykų pirkioti belekur negali. Tai kviečiu į kvapų namus kreiptis, pas mus ieškoti. Bet žinot, yra irgi tokių ir tų platintojų, visokių, kurie save deklaruoja kaip labai specializuoti ir ne, ir prekiauja tik tai to medžiagom ir panašiai, kas šiaip atitiktų tą, ką jūs apibūdinat, bet ar galima visada pasikliauti? Pasitikėjimo reikalas, aš pakartosiu irgi taip, tu turi labai pasitikėti, bet tas tikėjimas, nu, jisai neturi dažnai nieko bendra su realybė. Mūsų kely, kvapų namų kelyje irgi buvo tokių etapų, kada atrodo, kad taip, tu čia jau turiu galvoj ne tik tai, jau kai savo eterinius aliejus atsivežėm, bet tai siūlėm prekybai. Tai mesgi tikėjom, kad tie eteriniai aliejai labai geri, iš ūkininkų, iš pažįstamų ūkininkų. Tačiau, kai, aišku, tas verslas sukasi, tau reikia didesnių apimčių, turi plėstą asortimentą, tai atsiranda ir tokių vietų, tokių eterinių aliejų, kur jau galbūt ir tu net nepažįsti to žmogaus, iš kurio perki, ar to ūkio, ar tos įmonės. Tai deklaruoji, kad labai gerai, labai švaru, labai sveika, bet nebūtinai, ne? Tai man, kadangi tokia kaip moksliukiai labai visada, nu, ir kaip, nu, susižininkas žmogus iš tiesų. Ir jeigu aš sakau, kad tai yra švaru ir tu gali manim tikėti, tai aš pati turiu labai ramiai miegoti ir žinot, kad tikrai ten yra švaru. Tai dėl to mes įsirengėm laboratoriją. Ir dėl to ėmėm tikrinti kiekvieną žaliavą, kurią gaunam. Tai aišku, ten tų ūkininkų, nuo kurių ir pradėjom, tai viskas ten tikrai labai gerai. Tikrai nuo ūkio iki stalo, kaip sakoma, pats geriausias yra variantas. Bet tik tai tiek, kad yra toks niuansas, kad tie maži ūkiai dažniausiai jie patys neatlieka tyrimų to, ką jie pagamina. Jie nebūtinai, jeigu deklaruoja, kad čia mes esame ūkininkai ir gaminam švariai, čia nenaudojam trąšų ar pesticidų ar dar kažko, tai nebūtinai taip realybėje įvyksta dėl to, kad ta tarša gali būti netyčinė. Tu gali net nežinoti, nuo ko ir kurioje vietoje atsirado tarša. Ir čia yra ta pavojingiausia tarša, cheminė tarša, kuri atsirado su likvata chemijos pramonės vystymu, su didžiuliu plastiko naudojimu. Ir dėl to jinai iš tiesų dabar jau yra visur, ne? Yra padaryti tyrimai, kad žmogaus kūne, visuose skysčiuose turim plastiko, pradedant nuo virkštelės, placentos, ten iki spermos. Tai taip, tokie dalykai yra ir lygiai tas pats yra dirvoj. Tai išauginti švarų produktą, augalinį produktą iš tiesų yra sudėtinga. Tai dėl to tai, ką ta mūsų laboratorija labai praverčia, nes mes iš tiesų pamatom, tą taršą mes pamatom, jeigu jinai yra, ūkininkas gali šito net ir nežinoti. Ir su eteriniais aliejais iš tiesų jau ką mes išleidžiam, tai išleidžiam tikrai švarius eterinius aliejus. Ar Lietuvoje dar kas nors gali tokius tyrimus atlikti? Yra tokių laboratorijų? Taip, yra mokslo įstaigose, jie turi tokį panašią įrangą, kaip mes turim. Gal turi net ir kokią nors valstybinę laboratoriją, tiksliau ne gal, o tikrai turi. Bet iš įmonių, kurios būtų aromaterapijos srities įmonės, ne, mes esame vieninteliai ir galbūt net vieninteliai ir Baltijos šalyse, ir galbūt net kažkokio Europos dalyje, aš taip netgi drįsčiau sakyti. O jūs gali, pavyzdžiui, kreiptis kiti žmonės, kurie prekiauja eteriniais aliejais, norėdami pasitikrinti? Taip, ir kreipiasi. Taip, ir mes padarom tos tyrimus ir tas vienkartinis patikrinimas, jisai ir yra vienkartinis.
Tik tai tos partijos? Tos partijos, tai dėl to yra svarbu sekti nuolat kiekvieną partiją. Ir sakau, vienas dalykas yra, kad tas tyčinis klastojimas, kai ekonominės naudos siekia, tai čia dažniausiai tai būna su tarpininkais, su didmeninėm įmonėm, o reiškia netyčinė tarša, tai jinai gali nutikti bet kam. Bet tarp kitko, mūsų tyrimo vienas iš rezultatų irgi buvo levandų eterinių aliejų tyrėm, tikrųjų levandų. Ir kas įdomiausia, kad ekologiškai sertifikuotame eterinėme aliejuje buvo didžiausia koncentracija ftalatų. Tai yra pavojingos medžiagos, endokrininę sistemą ardančios ir ekologinį ženklą turintis produktas ir prašau tokia tarša. Tai nieks negali būti garantuotas. Taip, net ir ženkleliai jie nebūtinai atitinka realybę. O kas labiausiai tada kenkia ir tą mūsų aplinką nešvarę daro, jeigu tie mikrobai čia taip gerai? Iš tiesų reikia turbūt labiausiai ir baimintis ne mikrobų, nes šiaip mes kaip ir gana higienos atžvilgių gyvenam normaliai ir turbūt ne didžiausia bėda yra, bet didžiausia bėda yra cheminė tarša. Ir tai yra ta tarša, kuri arba kvepia, arba mes jos neužuodžiam. Dėl to jinai tokia yra klastinga. Vienas dalykas yra sintetiniai kvapai, kuriuos naudoja visi, labai mėgsta ir aš pati esu net tyrimą dariusi, studentus apklaususi, tai kvapus namuose naudoja 95% studentų. Tai yra skaičius milžiniškas. Bet kvapus turi omeny visokią formą. Visokiausią formą kvepiančius dalykus. Tai pradedant nuo tualeto purškiklio, gaiviklio, baigiant automobiliniais kvapikliais, namuose kvapais su lazdelėmis. Nežinau, kur dabar beįžengsi, ar į namus kieno nors, ar į parduotuvę, ar į saloną, ar net ir sanatoriją, tu rasi kvapus su lazdelėmis. Ir iš tiesų mane tai labai... aš pasakysiu, mane tai siutina, dėl to, kad tai yra patys klastingiausi iš tiesų taršalai mūsų aplinkoje. Ir ypatingai, jeigu tai yra sveikatos įstaigose, tai yra tiesiog nonsensas, nes tai nieko bendro su sveikata neturi, atvirkščiai jai kenkia. Dėl ko dabar aš taip sakau? Dėl to, kad šituose sintetiniai kvapai, jie yra legalūs. Čia nieko negali pasakyti, jie juos parduoda legaliai ir jie turi atitikti Europos reglamentą, ir tas, kas pagamina, yra už tai atsakingas, kas prekiauja irgi yra atsakingas. Bet ne viskas, kas yra legalu, yra sveika. Ir yra dėja tokia labai liūdna situacija su cheminių medžiagų monitoringu ir tyrimais, kas yra sveika, kas nesveika. Jau aišku, ES čia pirmauja pasaulyje, čia yra cheminių medžiagų reglamentas, kad visi turi deklaruoti cheminių medžiagų gamintojai, ką jie pagamina, iš ko jie pagamina ir atlikti tyrimus tam tikrus. Tačiau yra situacija tokia, kad tik tai maža labai dalis, aisbergo viršūnė, tų medžiagų apie 500, kurios yra tikrai ištirtos ir aišku, jos geros, blogos ir kiek jų gali savo aplinkoje turėti ar sunaudoti. O 10 000 medžiagų, įskaitant kvapiąsias, mes neturim apie jas duomenų. Ir nežinom, kaip jos mums paveiks. Tai kvapiąsias galime identifikuoti kaip žalingas tas sintetinės, ar ne? Taip, kad tu sakytum, kad jos yra žalingos, tai yra keletas tų medžiagų, ir jos jau yra uždraustos. Bet žiūrėkit, koks yra dar dalykas, kad iki to momento, kada jos bus uždraustos, praeina 10 metų. Čia galiu tokią pasakyti paralelę kaip su tom teflono, nepridegamom keptuvėm. Apie tai buvo žinoma 50 metais, jeigu dar ne anksčiau, 1950-aisiais, kad tai yra endokrininę sistemą ardančios medžiagos ir reikia jas šalinti iš aplinkos. Bet tol, kol kažkas ėmėsi veiksmų ir uždraudė ir nebeleido naudoti, tai yra tik tai dalinis sprendimas, nes tų medžiagų, tos grupės, kaip teflonas, yra ten keli tūkstančiai, man atrodo, ar keli šimtai, aš bijau dabar pameluoti. Žodžiu, kad tu vieną medžiagą uždrausi, tai ją pakeis kita, bet jinai tikrai nebus geresnė. Tai noriu pasakyti, kad yra dabar šiuo metu žinomų kvapių medžiagų, kurios yra nuodingos, bet jos vis tiek yra leidžiamos. Arba yra įtariamos. Taip, yra kandidatiniam sąraše medžiagų, kurios irgi žinoma, kad jos endokrininę sistemą ardo, bet dar neprieia iki uždraudimo. Jos laukia savo eilės ir nežinia, kiek metų lauks. Tai va čia yra tas dalykas. Tai mano yra sprendimas, pasiūlymas koks, kad
Tai jeigu mes nežinom, tai geriau mes laikykime atsargumo principo. Ne, jeigu atsirado kažkokių įtarimų arba mes iš vis neturim duomenų, chemikai išranda naujas kvapiasias medžiagas, nežinau, ten kas valandą, ne, tai jeigu taip skaičiuot, nes tikrai kiekvieną mėnesį atsiranda vis naujų. Tai tiesiog reiktų laikytis atsargumo principų. Tai jeigu mes nieko apie ją nežinom, gal nereikia ir taip imti ir ją naudot. Bet su kvapais tai yra kaip, žmonėm norisi tų kvapų, žmonėm norisi kažkokių tai nežemiškų kvapų, o tu dar gyvenime neuostai, kažkokių originalių, ne, ir ant to atvažiuoja tas kvapų gamintojai, kūrėjai, parfumeriai, tai yra tikrai labai įdomu. Bet įdomu iš hedonistinės pusės, iš estetinės pusės, nes smalsu tyrinėti, tave tai nustebina, tai yra pojūčių kutenimas toksai. Taip. Bet yra kitas lazdos galas. Ką tas kvapas daro su tavimi? Galbūt tas mūsų susierzinimas, tas mūsų stresas, gal dalis priežasčių slypi dėl to, kad mes gyvenam kvapų triukšme, galbūt mes uostom tuos kvapus, kurie mums atrodo lyg ir kvepia, bet gal jie iš tiesų tai mus labai ten giliai pasąmoniai dirgina ir dėl to mes, pavyzdžiui, susipykstam šeimoje, ten vaikai ožiuojasi, neklauso ir panašus dalykai. Tai čia būtų tokia kaip ir kvapo tarša, galima būtų pavadinti, ar ne? Nes tas triukšmas, kaip jūs pasakėte. Taip. Bet jeigu natūralų kvapą, aš dabar į garintuvą lašiu, nugarinu eterinį, kad čia man namai kvepėtų ištisai visą laiką. Kur aš dabar ir lenkiu, kad iš tiesų mažiausia, ką mes galim padaryti, mes nežinosim tikrai, jeigu gamintojas nelabai žino, ką jis ten panaudojo, arba parfumeris, ką sukūrė, koks gali būti poveikis, nes ta medžiaga atsirado net prieš metus ar prieš mėnesį nauja kvepianti. Tai ką mažiausia, ką galim padaryti, tai tų sintetinių kvapų atsisakyti. Bent jau sumažinti, ne? Bent jau nesikvepinti kasdien arba nestatyti ten tų kvepiklių kiekvienam kambarį arba gink dieve vaiko kambarį. Su vaikais yra dar kaip, kad tos dalis šitų medžiagų pavojingų, jos yra priskiriamos endokrininę sistemą ardančiom medžiagom. Yra tokia grupė, kuri taip ir vadinasi EDC. Tai kvepiųjų medžiagų irgi yra šitam sąraše ir kuo jos pavojingos yra, kad jos paveikia 3 kartas. Jos veikia mamos organizmą, jos veikia nėščiosios, jeigu mama yra nėščia, sakysim, tai vaisiaus ląsteles lytinės ir per vaisiaus lytinės ląsteles to vaisiaus vaiko organizmą ir atitinkamai dar kelias kartas. Tai va tokiu būdu užsiveda tas toks ilgalaikis poveikis. Tai dėl to reikia taip gana rimtai pažiūrėti šitą reikalą, nes tai nėra vien tik tai patinka, nepatinka, faina, bet kvepia, nekvepia ir panašiai. Pašnekėjome apie tas, kurios kvepia, bet jūs dar minėjot, kad yra tos, kurių mes kvapo nejaučiam. Taip, pavyzdžiui, yra tokių medžiagų, kurios dalis ftalatų kvepia, bet yra ir nekvepiančių ftalatų. Tai jų niekaip tu neužuosi, jie tik tai, ką jie yra, veikia kaip fiksatoriai kvapų ir gali aptikti tik tai atlikęs analizę cheminę kažkokio tai ten produkto, sakysim, ten namų kvapų, ką mes ir pamatėm, padarė tyrimą. Tai pavojus yra, kad tu neužuodi tos grėsmės ir apskritai mes evoliuciškai, kaip mūsų uoslė vystys, dėl ko jinai mums buvo reikalinga, dėl to, kad mes užuodžiam, reiškia, jeigu smirda, tai mums įsijungia raudona lemputė pavojus, reiškia kažkokias ten, nežinau, supuvęs maistas, reiškia, jo reikia vengti, reiškia, smirda blogai, kvepia yra gerai. Dabar, kai viskas kvepia, viskas gerai kvepia, tai neįsijungia ta lemputė, atrodo, jeigu kvepia, tai reiškia ir saugu, švaru, gerai, faina, sveika ir dėl to ir yra tas toks tykantis, tylusis pavojus. Dėl to, kad negalim identifikuoti, užuosti. Taip. O kur yra jų? Kokiuose medžiagose? Yra kosmetikoje, pavyzdžiui, kur ir buitiniai chemijoje, kosmetikoje, visur, kur yra kas pakvepinta, taigi automobilių langų valymas skystis. Bet čia kur kvepia, o tu kur nekvepia? Ar tau teko nusipirkti, gal pasakysi man vietą, kur galim nusipirkti automobilio stiklų valiklio nekvepiančio? Tik tai vieną kartą atsimenu, tai po COVID-o toks buvo samagonų kvepiantis. Matyt, ten dezinfektantas buvęs, kurio neišpardavė. Va. Bet kodėl jie kvepina kažkokiais baisiais kvapais tuos langų valiklius? Žodžiu, kad tu nebegali išvengti kvapų. Čia ir yra kuriama turbūt tas suvokimas iškreipiamas, ką ir noriu pasakyti, kad ta švara ne visą laiką ir tas švarumas yra tas,
kas žmogui įdiegiama. Man yra tekę girdėti irgi, kai žmonės prašo kvapo, jiems asocijuojasi su švara, ten ocean spray toksai va, dažnai, ar ne? Nu, tokie klišiniai gal, bet tai, nu, toli gražu nėra švara. Bet man buvo dar tas įdomus momentas apie tos, kur neužuodžiam šitų medžiagų, juk jos irgi yra visur, bet ir namuose, namų aplinkoje irgi gali būti. Kažkiek užuodį, nežinau, čia priklauso nuo kiek sąmoningas žmogus yra uostydama, tas savistaba per uoslę. Nes gali užuosti, yra tas naujo buto, ne, kvapas, naujos mašinos kvapas, tai čia yra irgi tų specifinių medžiagų, kurios irgi yra cheminės. Automobilio tas naujo kvapas tai yra ftalatų kvapas iš tiesų, dėl to ir specialiai ir net ir gamina naują automobilio kvapą, tai dėl to tai čia yra jo reikia vengti, bet kas įdomiausia, kad jau dabar aišku ir kas yra gerai, vis tiek turbūt gamintojai žino, tuos signalus gauna nežinau, iš kurie jos gauna, bet dabar yra jau kitokie tie kvapai automobiliuose ir ar jie geresni, ar jie sveikesni, sunku pasakyti, nes reikia laiko, kad kažkas, kad atsirastų duomenys. Tai pirmas žingsnis būtų kiek įmanoma atsisakyti tų sintetinių kvapų. Pirmiausia, tai. Bet jūs irgi pritarėt ir sakėt, kad žmogui norisi tų kvapų ir kai vėpintis. Tai čia reikėtų keisti turbūt natūraliom priemonėm. Taip, tai iš tiesų vis tiek norisi tikrai kartais tų kvapų, o tiem, kas jau be kvapų visai negali gyventi, tai yra, nu, tiesiog, nežinau, ideali alternatyva augalų kvapai, vaistažolių netgi kvapai, nes visi eteriniai aliejai tai yra aromatinių vaistažolių ekstraktai. Tai ir malonų kvapą gauni, ir tas dar priklausomai nuo augalo turi ir terapinį poveikį, daugybė eterinių aliejų veikia antistresiškai, kas iš tiesų, nu, turbūt, ko ne kiekvienam yra svarbu, ne, kažkiek tai dabar ypatingai mieste gyvenantiems, tai tu tą stresą nebūtinai patiri dėl to, kad tavo, nežinau, darbas ar veikla, jinai yra be streso, bet stresas yra triukšmas, stresas yra aplinka ir, nu, tai tokie dalykai, kurių tu negali išvengti. Ir kvapas galėtų būti, kaip sakėt. Ir kvapas galėtų būti triukšmas. Taip, ir, ar sakysim, tas betoninė aplinka, kuri irgi yra mums nepriimtina, evoliuciškai, biologiškai, mes visą savo, reiškia, biologinės būtybės vystimosi laiką, kiek ten tūkstančių ar milijonų metų mes gyvenam žalioje aplinkoje, mes gyvenam gamtoje. Ir čia mes jaučiamės geriausiai. Kai susikėlėm staiga per 150-200 metų į miestus, tai yra, nežinau, sekundės dalis visam tam, jeigu sukištume visą tą mūsų vystimosi laiką į laikrodį, ne? Taip. Tai įsivaizduokit, per tokį trumpą laikotarpį šitai pasikeitė mūsų aplinka, šitai pasikeitė mūsų, tai, ką mes uostom, ką mes valgom, ką ant savęs tepam ir kuom gyvenam, kuom kvėpuojam. Tai yra didžiulis stresas, nes tai yra daugiausia sintetinės medžiagos, daugiausia cheminės medžiagos. Nu, chemija, tai ir gamta yra chemija, bet teisingas terminas yra sintetinės medžiagos. Tai jos yra mums svetimos, mūsų organizmas, jie su jom turi kažkaip susikovoti. Viską, ką tu įkvepi, patenka į kraują, cirkuliuoja kraujyje, nu ir veikia, turi kepenys įsijungti ant inkstai ir visą tai perdirbti. Per tuos kelius šimtus metų, nu, žmogus evoliucionuos tikrai, manau, ir mūsų fermentinė sistema iš dalies prisitaiko kažkiek tai, bet pažiūrėkit, kiek daug atsirado civilizacijos ligų, kaip vaikų, kaip psichikos sveikatos, kiek visokių problemų atsirado. Tai jos, aišku, nebūtinai čia vien dėl kažkokio tai sintetinės kvapios molekulės, bet yra kompleksinis, aišku, poveikis, bet tai yra dalykai, kuriuos mes galime pakeisti, yra dalykai, kurių nelabai arba sunkiai gali pakeisti. Tai pasirinkti savo kvėpiklį namų, savo kosmetiką, buitinę chemiją švaresnę, tai čia yra tavo sprendimas. Bet visą tą galima pakeisti natūraliais reikiais. Laisviausiai. Bet taigi pilnos lentynos kosmetikos parduotuvėse ten ir po akių, ir nuo raukšlių, ir nuo kakalo, ir dar ir naktinis, dieninis kremas. Visą šitą galima su natūraliom priemonėm pasiekti. Žinoma, kad galima. Klausimas, ar reikia, nes dar turėkim galvoj, kad kad reikia kairės ir dešinės rankos kremo. Aš čia taip šaržuoju. Jo klausimas, ar reikia tikrai tau, ar reikia įmonė, kuri gamina. Jie greičiausiai jiems reikia parduoti. Tai dėl to jie taip sugalvojo, kad reikia atskiro kremo pakiam, atskiro kremo kūnui, veidui. Tai iš tiesų galioja, aš vadovaujuosi ir siūlau visiems irgi vadovautis tą taisyklę, kad kiek įmanoma pirmiausia sumažini,
Tai tada tavo irgi, oda tau irgi už tai padėkos, nes ant odos irgi viską, kas sutepi, oda turi su tuo sukovoti. Jeigu tu užsitepi sintetinės medžiagas, tai yra ksenobiotikai, tai reikia odai jų atsikratyti, organizmui jų atsikratyti ir tai yra stresas. Lėtinis uždegimas išsivystyti gali ir nuo to užsiveda visokios tai ydingi ratai, kad tu, reiškia, naudoji kosmetiką, kurią tam pavyzdžiui ten kosmetologė labai pasiūlė, ten rutiną iš 5 ar 6 produktų. Ir tau atsirado kažkoks, reiškia, nežinau, dėmės kažkokios arba paraudimai. Tada tau reikia priemonės raminančios, kad tos paraudimus nuramintų. Arba, reiškia, ten kažkokias pigmentinės dėmės šalintų. Žodžiu, tu gyveni nuolatiniam tokiam vartojimo rate. Bet galvoti reikia kitaip. Reikia pirmiausia galvoti, gal man kažko atsisakyti, gal man kažko nereikia. Ir tada mes iš karto sumažiname ir ekspoziciją sintetinėms medžiagoms ir kažkokių medžiagų papildomų produktų poreikį. Skinimalizmo filosofija yra labai geras dalykas. Kas tai yra? Dabar tai nėra jau kažkokia čia naujovė, bet pats terminas geras yra oda, skin ir minimalizmas. Tai va, tos du terminus sujungus ir gauni, kad reiškia kuo mažiau. Tai yra filosofija, kuri siekia, kad kuo mažiau medžiagų patektų ant odos. Ne tai, kad patektų, bet užteptume ant odos. Ir tai išlošiam ką, kad reiškia mažiau alergijų, nes paprastesnė sudėtis, jeigu kažkas yra blogai, tu pamatysi, lengviau identifikuosi, jeigu tu naudosi kelias medžiagas. Aišku, dabar iš to skinimalizmo irgi daromas toks pasigauna visą laiką hypas, taip, ir nebūtinai ten tos skinimalistinės priemonės yra natūralios. Bet kas yra iš tiesų paprasčiausia skinimalizmo esmė? Tai arba iš vis nieko nenaudok, pamėgink nenaudot. Ir iš tiesų daugeliu tai labai padeda. Daugeliu tai tiesiog yra sprendimas, kuris ir spuogus išgydo, ir alergijas, ir paraudimus, ir panašius dalykus. Bet jeigu apie natūralias priemonės kalbėti, tai yra mūsų tokia simplės metodika. Pasipurški hidrolatu, tai yra vanduo, vandeninis ekstraktas ir užsitepi kelis lašus aliejaus, nerafinuoto aliejaus. Ir kai tu tą kremą tepi, tą aliejų tepi ant šlapios odos, mūsų sebumas veikia kaip emulsiklis ir tu praktiškai susikuri kremą ant veido. Tame kreme bus ir raminamųjų medžiagų, ir vitaminų ten, kurie yra tirpus riebaluose arba vandenį. Ir antioksidantų, kas yra labai svarbu, nes antioksidantus galim gauti tik tai iš augalų, ne iš niekur kitur. Tai tu gauni tik tai su 2 priemonėm, su 2 produktais gauni viską, ko reikia odai, bet tu negauni jokių konservantų, kas išderina mikrobiotą ir tada mūsų oda darosi neatspari. Tu negauni jokių emulsiklių, negauni visokiausių technologinių priedų, kurie kremuose, paprastuose pramoniniuose, tuose, įprastuose labai apibendrinant kalbų, sudaro apie 90% masės. Aha. Tai va ir metodika, kaip sumažinti, reiškia, ten tą cheminį kokteilį esantį ant tavęs, aplink tave ir kartu išlošti dar ir piniginiai, ne? Tai yra visada ekonominis labai geras dalykas, variantas, kad tai iš tiesų padeda ir sutaupyti ir kad tiesiog tu gyveni sveikiau. Tai reiškia, kad tu galimai gyvensi ilgiau, gyvensi ramiau, geriau jausies. Ir nuo to dar yra svarbus dalykas, kas, ne visiems svarbu, bet vis tiek ir privalu paminėti, kad tai ir aplinkai yra sveikiau, ne? Mes mažiau vartojame, mažiau išteklių naudojame, mažiau taršalų paleidžiame po savęs, mažiau atliekų ir tai yra visiems gerai. Taip, tiesa. O kaip tada su, pavyzdžiui, kvepalų pakeitimu? Man yra tekę girdėti, kur prekybininkas kvepalus pardavė, sakė, šitie mūsų kvepalai yra su eteriniais aliejais, dėl to kvepia ilgiau. Visokių jau dabar išranda rinkodarinių kampų. Tai yra geras ženklas, ne? Ir eteriniai aliejai jau pasiekė tokį laipsnį, kad tai yra gėris. Tai labai gerai.
Eteriniai aliejai yra gėris. Tikrai eteriniai aliejai gali pakeisti, patys pirmieji ir apskritai visada per visą istoriją kvepalai ir buvo gaminami iš eterinių aliejų, iš augalų ekstraktų, nebūtinai pačių eterinių aliejų pavidalų, galbūt visokių ištraukų ir panašiai, bet tai buvo būtent augalų, kvapiųjų augalų ekstraktai. Tai čia ne jokie nedyvai ir tik tiek, kad jie buvo išstumti šitie kvepalai tos cheminės pramonės augimo. Prieš 150, maždaug 200 metų prasidėjo ten tų, kadangi tos medžiagos augalinės, įsivaizduokit, labiausiai maloniausi kvapai tai yra kas, taigi gėlės, rožės, jazminai, ten pietuose tuberozos, kokios tai Vanilė. Vanilė ir kokia egzotika, ten gvazdikėliai, taigi dėl to prasidėjo ir kolonizmas ir visa pertvarka pasaulio. Tai tų medžiagų sunku jų buvo gauti ir jos buvo prieinamos tik tai išrinktiesiam, tik aristokratam. Tai dabar ta cheminė pramonė kvepalus padarė prieinamus visiems. Tas yra, reiškia, kaip ir geras dalykas, tačiau dabar prabanga pasidarė jau natūralūs ekstraktai, eteriniai aliejai ir kvepalai pagaminti iš eterinių aliejų yra tikrai brangus. Tikrai brangus, bet įmanoma, jų yra, jų reikia paieškoti, jų nėra taip belekur visur, bet kvapus namuose mes turim. Bet ar jie kvepia ilgiau negu sintetiniai? Tikrai ne, todėl kad, su kuo lyginsi. Taip. Dabar yra kvepalų pirkėjams, reiškia, įdiegtas toks, įdiegta žinutė, kad kokybiški kvepalai turi turėti šleifą, kuris tenais jaučiamas tau išėjus iš kambario dar, reiškia, parą. Taip. Ir kad neva tai tas šleifas, reiškia, yra tas kokybės garantas. Tai tikrai taip nėra. Ir jokiais požiūriais, net ir visuomenės sveikatos požiūrių tai yra blogai, dėl to, kad tai yra tarša. Kitas dalykas, tai yra labai nekultūringa. Jeigu tam žmogui patinka kvepalai, kodėl jie galbūt nepatinka man arba kitiem, kodėl juos reikia prievartauti savo kvapu. Ir su tuo susiduria mane ir ten susibūrimo vietose, kažkokiuose koncertų salėse, teatruose. Tu negali klausytis ramiai muzikos, jeigu šalia sėdi, reiškia, žmogus, dabar ne tik jau moteris, bet ir vyrai dėja tokiais kvepalais kvepinasi. Tai yra labai nemalonu, aš esu tiesiog išėjusi iš koncerto, nes negalėjau tverti ir turbūt nemažai kam taip tenka. Aš jau nebekalbu apie jautresnius žmonės, kurie galbūt yra alergiški arba tiesiog jautrūs kvapam. Tai yra labai nekultūringa, tikrai, ir jau, manau, šiais laikais tai turėtų būti jau stiliaus ir gero tono ženklas, nekvepėti. Taip, agresyviai. Tai eterinių aliejų natūralūs kvepalai, tai jie dažniau bus tokie, kuriuos jausi tu, bet kiti nebūtinai juos jaus. Dažniau sakau, ne visada įmanoma su eteriniais aliejais iš tiesų pagaminti ir tokius kvepalus, kurie galbūt nebus malonus kitiem. Tai yra tiesiog kaip ir su skoniu. Kas patinka vienam, nebūtinai patiks kitam, bet šitas aspektas yra svarbus, tu turi galvoti apie kitus irgi. O jeigu yra kvepalai, tai gal yra ir su lazdelėm kvapai namams natūralūs? Kad su tokiais užrašais tai yra tokių. Tai va. Bet mums nepavyko kvapų namuose pagaminti kvepalų su lazdelėmis. Tiksliau, pavyko, bet jie netitiko lūkesčių žmonių, kadangi žmonės tikisi tokio pačio intensyvumo kvapų, kaip ir sintetinių kvapų su lazdelėmis. Deja, su eteriniais aliejais šito pasiekti nepavyksta. Eteriniai aliejai vis tiek yra subtilesni, jie sunkiau garuoja, galų gale tas tirpiklis, kuriame tu turi ištirpinti pačią esenciją, tas tirpiklis jisai nėra sveikata. Jeigu tirpinsi spirite, tai bus labai brangus ir dažnai žmonės tiesiog, ta kaina gaunasi jau praktiškai neįperkama tokių namų kvapų natūralių. Nes yra tokių klausinčių žmonių, kur sako, va, pas mane turėjau su lazdelėm, nusigaravo tas kvapas, ar aš galiu eterinio aliejaus ten įsipilti ir jisai garuos? Garuos, kažkiek garuos. Bet neskris po visus namus ir nebanguos ten. Nemanau, kad taip pavyks. Bet aš nenoriu pasakyti, kad negalima kvepintis, ta prasme, kad neverta kvepintis eteriniais aliejais. Tiesiog šitas metodas, jis eteriniam aliejam nelabai gerai veikia. Tiksliau, jis puikiai veikia, bet jis neveiks tiem žmonėm, kurie pripratę nuolat, tiksliau, jų uoslė jau yra atbukusi ir
jie net neužuodžia to intensyvaus kvapo, kuris tvyro namuose. Naujas žmogus atėjęs gali pasakyti, kad čia stipriai kvepia. Aš pati su tuo susiduriu, kai einu ar pas pažįstamus, ar pas draugės. Tai yra tokių, kur tikrai, kai aš tai nieko nejaučiu, ką tu čia sakai, kad kvepia, kad tu negali tvertinti, kad nieko nekvepia. Tai tokie žmonės, jie tiesiog turi praeiti kažkokį tai laikotarpį detokso, pavadinkime, kad atsistatytų vėl uoslės receptoriai, jiem tiesiog reiktų pagyventi tokia, kiek įmanoma, nelabai pas mus įmanomi bekvapiai erdvėjai, bet kažkiek tai reiškia atsisakyti laiko, pavyzdžiui, mėnesį pagyventi be tų namų kvapų ir tada perėti prie eterinių aliejų. Galima, aišku, ir palaipsniui perėti, nelaukiant ant to, bet ilgainiui nosis tikrai persikrauna, nes mūsų smegenys plastiškos, mes kvapusgi suvokiam smegenimis, ne vien tik tai nosimi. Tai smegenys plastiškos ir tikrai ilgainiui persijungs ir pradės užuosti žmonės tos kvapus, kurių neva tai nejaučia. Jeigu tu gali užuosti kvepiančią liepą, tai tikrai užuosi ir eterinį aliejų galų gale kažkada tai savo namuose. Bet tu turi, aišku, atsisakyti sintetinių, nes tokios konkurencijos eteriniai aliejai neatlaiko. Nepadės, jeigu ir vieną ir kitą, jeigu vieną nesisakysi, o kitą naudosi, jeigu skalbikliai, minkštikliai bus ir kvepalai, o uostysi nusiraminimui levandą. Aš bet kokiu atveju siūlyčiau tai daryti. Todėl, kad tai yra tas žingsnis, kuris gali būti įvadas, pirmas įvadas, kada jau ateis ta iš tiesų diena ir gali labai greitai, kad tu staiga pajusi, kad pala, bet tas minkštiklis man nebepatinka, skalbinių, ar skalbiklis. Ateis ta diena ir tikrai, tai va žingsnis po žingsnio gali ir pakeisti, pagerinti tą savo gyvenimą. Dar noriu paklausti dėl to perėjimo, bet apie kvapus pasakėt, o kaip yra su kosmetika, nes yra tekę girdėti, kur žmonės skundžiasi ir sako, naudojau kremą, buvo gerai, dabar pakeičiau aliejų, mano oda sausėja. Irgi reikia tam tikro pereinamojo laikotarpio, vėlgi odai yra gal, kiek ten kokių reikia, 4 maždaug 5 savaičių, kad atsinaujintų oda. Čia tiesiog tas odos raginio sluoksnio fiziologija tokia yra, nes ląstelės pasikeičia maždaug per 4-5 savaitės. Tai, kad pastebėti tą poveikį jau, tai gali užtrukti tiek, bet nebūtinai. Dėl aliejaus naudojama, tai tikrai aš visiems, bet kam, jeigu kas dar nebandė, rekomenduočiau išmėginti. Tiesiog savo bele kokį kremą pakeisti keliais lašais aliejaus. Kokią? Dabar pasakyti tiksliai, kad tam žmogui ar tam tas ar tas tiks, nelabai taip įmanoma. Dėl to, kad mūsų oda labai skirtinga, kiekvieno žmogaus. Dėl to didžiulė kosmetikos įvairovė ir yra, kad mūsų visų odos skirtingos, dėl to, kad mūsų mikrobiotos odos labai skirtingos. Tai yra kaip mūsų tiesiog pirštų atspaudai, kiekvieno vis kitokie. Dėl to mūsų mikrobai skirtingai reaguoja į užteptas medžiagas. Tai tas pats žmogus, kuris, arba sakysim, tos pačios moteris, kurios turi sausą odą, su tuo pačiu aliejum gali jaustis visiškai kitaip. Bet rekomenduoju tiesiog paimti, pavyzdžiui, argano aliejaus, kelis lašus ant šlapios odos vietoj savo kasdieninio kremo. Ir pamatysite, kaip oda persikrauna, iš tiesų transformuojasi akyse. Ir labai greitai tą poveikį gali pajusti. Jeigu pačios tas paminėtas atvejis, kad pradėjo sausėti oda, labai svarbu yra pakankamai gerti vandens. Nes aišku, jeigu mes naudosim ten kažkokius kremus su hialuronu, mes laikiną sprendimą turime. Tas hialuronas kažkiek tos drėgmės priduoda, bet jis nesprendžia problemos. Tai jeigu tu nustoji naudoti hialuroną, tu vėl reiškia esi toj pozicijai, kada trūksta drėgmės odoj. Tai bet oda tai sausėja dėl to, kad dehidratacija organizmo ir tu turi pirmiausia išgerti daug vandens, nes oda yra paskutinis organas, kuris aprūpinamas vandeniu. Pirmiausia, reikia aprūpinti gyvybiškai svarbius organus, smegenis, virškinimo sistemą, širdį ir panašius, kepenis. Tai jiems reikia tos drėgmės ir tik paskiausiai tenka odai. Tai vis tiek reikia atkreipti dėmesį, imtis tų priežasčių taisymo, kad reikia gerti daugiau vandens. Bet šnekėt apie hidrolatus, eterinius aliejus, apie eterinius jau suprantam, kad čia kvapo tokiam švaresniam pakeitimui yra, jeigu kalbam apie švarumą, jeigu jisai geras, kokybiškas. O hidrolato, ką dar galima su juo veikti? Turiu ant odos purškių, o dar? Tai čia yra vienas iš tokių retesnių panaudojimų pasauliniu mastu, hidrolatą purkšti ant veido.
Daugiausia hidrolatų yra sunaudojama pirmiausia į vidų, gerti, kaip tai čia tuose kraštuose, kur distiliacija yra labai populiarus metodas ir alembikai stovi kiekvienam kieme, tai rytų kraštuose, musulmoniškose kraštuose, tai jie naudoja vaistažolės būtent hidrolatų pavidalu. Mes susidžiovinam ir arbatėlės užsipilam, užpilus geriam, jie distiliuoja ir paskui tuos distiliatus geria. Tai puikus dalykas dėl to, kad tai ir koncentracija medžiagų yra kitokia negu kad arbatoje ir tai yra ilgesnio vartojimo produktas. Tu hidrolatą praktiškai gali visus metus išlaikyti nesugedusi, tai be jokių konservantų. Tai čia yra privalumas. Tai pirmiausia taip, gerti vidų, bet reikia išmanyti, čia jau fitoterapijos dalykai galbūt sakyčiau. Bet grįžkim prie aromaterapijos. Tai yra burnos skaliklis, yra puikus dalykas hidrolatas. Burnos skalavimui. Būtent burnos skalavimui. Kas turi jautrią burną arba kažkokių burnos problemų, ar parodontozę, ar dar kažkokius, nežinau, tiesiog jautrumą, tai tada tikrai rekomenduočiau skalauti hidrolatais. Tai nemažai įvairių tų hidrolatų. Šalavijų puikus hidrolatas, mastikos, frankincenso, iš lietuviškų, ką mes distiliuojam, beržų pumpurų, ramunėlių hidrolatai, tai puikiai veikia iš tiesų, kaip burnos skalikliai. Toliau, intymioms vietoms moterim turbūt aktualu, nes tikrai dažnai sudirgsta intymios vietos, tai hidrolatai labai puikiai nuramina, nes juos galima tikrai drąsiai naudoti ant gleivinių, nes ta koncentracija, kurie eterinio aliejaus yra hidrolate, jinai tiesiog super tobulai tinkama yra, nereikia skiesti, ne per daug ir saugu. Tai čia irgi intymiam naudojimui rožės, pirmiausia galbūt pasakyčiau, rožių hidrolatas, pelargonijų hidrolatas, arbatmedžių hidrolatas. Tai tokie dalykai, šalavijai irgi, ramunėlės, visi, kurie turi tokių priešuždegiminių medžiagų, irgi tinka tam reikalui. Hidrolatai labai geras dalykas yra mergaičių kvepalai. Mergaitės nori kvepintis irgi kaip mėgdžioja mamas, tai tikrai reikia laikytis atokiai nuo vaikų kvepalų lentynų, bet hidrolatas yra puikus mergaičių kvepalai. Arba dulksnos, kurias mes irgi gaminam, juose koncentracija eterinio aliejaus yra didesnė negu hidrolatuose, gerokai didesnė, tai tas kvapas ilgiau išlieka. Tai galim tiesiog mūsų dulksnas pasiūlyti mergaitėm kaip mergaitiškus kvepalus. Nebus užrašyta tik tai, kad kvepalai, bet kaip nors kūrybiškai tą reikalą pažiūrėjus galima išspręsti šitą problemą. Aha, eteriniai aliejai turbūt be kvepinimosi dar ir aromaterapijos visas sritis sveikatinimosi, kurią reiktų išmanyti irgi atskirai. Tai čia tokie, pradedant ir nuo namų vaistinėlės naudojimo ir iki savigydos, peršalimų sezonu, tai be eterinių aliejų nežinau, kaip čia išgyventi reiktų, bet tikrai ir pradedant eukaliptais, mes, nebūtinai aišku, tą reikia ir išmanyti, paprastiems žmonėms gali tiesiog rinkti žmonės mūsų sukurtus mišinius, kurie yra skirti tam tikrom problemom. Ir vaikų mikrobų mušyklė, peršalimo sezonui eukaliptų giraitė, tai eukaliptų poveikio kvėpavimą gerina. Ar daug reikia eterinių aliejų turėti, kad užtektų visam reikalingom paskirtim? Kaip sakyt, kad jau taip kompensuoti. Minimalistui ar ten asketui nereikės daug, jam užteks ten kelių ant vienos rankos pirštų, o yra žmonių, kurie mėgsta įvairovę, tai čia sunku ką pasakyti, bet smagu yra tai, kad eteriniai aliejai pasižymi labai daug savybių, daugelių savybių. Reiškia, keli skirtingi gali panašiom savybėm pasižymėti. Ta prasme, su vienu eteriniu aliejum tu gali spręsti daug problemų. Pavyzdžiui, tas pats levando, dažniausiai naudojamas, turbūt geriausiai žinomas kaip eterinis aliejus. Tai jis tiks ir siekiant geresnės miego kokybės ir nusiraminimui po darbo dienos. Ir kaip vaistinėlės aliejus buitiniai traumai kažkokiai, pavyzdžiui, nusideginai kažkokį minimalų nudegimą buitinį. Tai iškart reikia levandos gryno eterinio. Čia tas atvejis, kada gali naudoti gryną, lašinti ant to nudegimo. Po kelių minučių dar kartą užlašinti, paskui po pusvalandžio, po valandos ir net puslėnį iškyla. Bet eteriniai aliejai turbūt jau tos medžiagos, su kuriuom reikėtų atsargiau, daugiau žinių negu hidrolatai, tarkim.
Taip, iš tiesų taip. Hidrolatai tai yra tai, kad tu tikrai saugiai gali naudoti. Hidrolatai yra kūdikio aromaterapija, yra skirti vaikų aromaterapijai, ten, kur jau atrodo, kad čia ko nors taip nepridirbti, tai hidrolatai yra pirmo pasirinkimo priemonė. Eteriniai aliejai taip, juos reikia skiesti, jeigu ant odos naudojam. Grinų ant odos naudoti negalima, su labai retom išimtim, vieną ką tik pasakiau. Ant kažkokių tokių traumų nedidelių, kaip dezinfekantą irgi galim panaudoti, bet dažniausiai, jeigu naudosim ant odos, tai reikia praskiesti aliejuje, arba, nežinau, kiti ten, jeigu nori su šampūnu naudoti, ar su muilu skystų, tai į tokias terpes praskiesti. Jeigu aplinkos kvėpinimui norim naudoti eterinį aliejų, tai jos skiesti nereikia, aišku, tada tiesiog jisai dozuojamas lašais į garintuvą arba į uostuką. Uostukas yra labai geras dalykas savo asmeniniai aromaterapijai. Tokį turėti ir taip, pasiuostyti. Taip, jo principas yra toks, kad jame yra šerdelė, kuri yra prikvėpinama eteriniais aliejais, apie kokių 10 lašų, priklausys nuo to, kokio aliejų lašinsim, ten 10, 15, kitais atvejais gal net 5 pakaks, užsilašinam, tada kišame tą uostuką ir per angas kvėpuojam su viena šnerve, su kita šnerve, ir parankus dalykas nešiotis bet kur kišenėje. Ir išsitrauki tada, kada tau reikia kažkokio tai poveikio. Tai peršilimo sezono metu tu pauostysi, kada jau ten tau, pavyzdžiui, nosis bus susikimšusi, o darbe praverčia, pavyzdžiui, susinervinai ir staiga, o dirbti tai reikia. Išsitraukiai, pauostei, savo toks kelias minutės skiriai tiesiog laiko savo, pasidėjai, pauostei, atsigavai, persikroviai ir gali toliau dirbti. O jeigu niekada žmogus nenaudojo anksčiau, ar ne, eterinių aliejų, o dabar tik tai pradeda tą kelią, kur jūs prieš 20 metų, tai kur jam geriau tos informacijos ieškoti? Kvapų namuose. Aš nematau kito su visa pagarba šalimais dirbančiais kitomis aromaterapijos įmonėmis, tikrai nematau reikalo slėpti ir sakyti, pas mus tikrai mes esam patikimiausia vieta, kur reiktų pirkti eterinius aliejus, dėl to, kad mes vieninteliai galim patikrinti tikrai jų autentiškumą, kokybę, ir tą mes ir darom kasdien. Toks mūsų darbas, tokia misija, kad žmonės gautų ne tik tai maloniai kvepiančius eterinius aliejus, bet dar ir švarius ir tikrus. Kokie būtų pagrindiniai žingsniai, kuriuos jūs siūlytumėt, nuo ko pradėti į tą švarę iš tikrųjų aplinką mūsų ten ar namuose ir aplinkoje? Tai po truputį. Aš siūlau tiesiog ateiti į kvapų namus, išsirinkti kažkokią tai eterinį aliejų, kurio kvapas patinka, ir pabūti su tuo kvapu, pagyventi. Tai gali būti ta pati levanda, ne, tiesiog, pavyzdžiui, keli lašai ant pagalvės, neinvestuojant į jokius garintuvus, į nieko, keli lašai ant pagalvės prieš užmiegant, arba ant rūbo, savo pižamos ar naminio rūbo kažkokio, užsilašink kelis lašus ir pabūt su juo. Ir tu tikrai pajusi tą poveikį, ir tu tikrai tada pajusi vertę. Tai čia vienas kelias. Kitas kelias gali būti gal, natūraliai keisti savo kosmetiką į kvapų namų kosmetiką, į aromaterapinę kosmetiką. Tai irgi vienas iš variantų. Tiesiog tu turi su tuo augalo kvapu pabūti. Tu turi jį pajusti, suprasti, kaip jisai skirtumą nuo sintetinio kvapo, ir tada pamažu viskas pradeda dėliotis. Ir tada atsiranda jau iš karto, tu matai, kurioje vietoje kažkodėl tas nebepatinka, kažkodėl žiūrėk, skalbiklis nebepatinka, kažkodėl jau ir indų ploviklis nebepatinka, ir ateis ta diena, kad kažkodėl jau ir tie kvepalai sintetiniai, kuriuos kažkada mėgau, pasidarys atgrasus. Taip įvyksta, bet tai yra tik tai į naudą mūsų sveikatai, neprarandant jokio malonumo. Malonumas išlieka, bet tu gauni dar papildomai daug labai sveikatai palankių dalykų, gerovės dalykų. Tai turbūt kaip ir visi geri ir natūralūs dalykai, trupučiuką reikalauja laiko tam persiprovimui, kaip sakėt, programai pasikeisti ir nepriprasti, prisijaukinti.
Taip, čia individualu, jau čia kiekvienam skirtingai bus. Vieni, į savo draugų tarpą, žinom, vieni neria labai greitai, Taip. pasineria, kitiem reikia ilgiau, tai čia jau nėra kažkokių tai taisyklių, tiesiog. Po truputį. Taip. Gerai. Vardan mūsų visų sveikatos, vardan vaikų sveikatos, anūkų sveikatos. Ačiū labai, buvo smagu, kad pasidalinat pakalbėt. Eisimuostit liepų. Taip, viskas liepos žydį, reikia dabar nemokamos aromaterapijos.